Kaip ir keliose paskutinėse laidose mes kalbėjome ir pristatėme jums NABA Universa varžybas, tą patį darome ir šiandien. Ir šiandien jūsų dėmesio yra Miss Figūra 1 kategorija, tai yra sportininkės, kurių ūgis yra virš 1,64 cm. Finalinį šešetą, tai yra pradeda 6 vieta Irina Majan, Izraelis. Ji beje yra rusų emigrantė į Izraelį, tačiau ką aš esu kažkada kalbėjęs, kad sportininkė, kuri nueina ne į tą pusę, jinai vis leidžiasi žemiau ir su kiekvienom varžybom pasirodo daugiau, nors jai atrodo, kad jinai padaro progresą ir tas progresas būtent buvo toks, kad Irinai aš kažkada esu sakęs, nereikia tau daugiau raumenų masės, ją reikia mažinti, smulkinti, dirbti prie detalių, tačiau ji nepaklausė, jinai padidino masę ir kažkada buvus 3 tokio rango varžybose, ji dabar tik 6. 5 vieta Leslie Ain Armstrong iš Airijos, beje, pirma mano sportininkė matoma taip aukštai iš Airijos Respublikos ir visai neblogų proporcijų sportininkė, sakykime, ir nebloga kaip Universa užimtoji vieta 5. Vanessa Coelho de Santos, Brazilija, sportininkė, kuri, sakykime, dalyvauja jau daug metų, tačiau būtent 4 vieta, man atrodo, pas ją yra iškovota 1. Nuo šį Brazilijos komandai tai yra savotiškas pralaimėjimas, todėl kad būtent šį kartą Universų varžybose Brazilijos ne viena sportininkė, būtent Miss Figūra kategorija, neiškovojo prizinių vietų, išskyrus Toning Figūra. O Brazilijos paskutinius keliais metus demonstruoja madas būtent šioje rungtyje ir jos yra tikrai labai stiprios. Na, gal yra ta taisyklė, kad kiekviena šalis, kuri prieš tai organizuoja pasaulio čempionatą, vėliau metus ar pusantrų pasirodo prasčiau, nes būtent metamas visos pajėgos gerai pasirodyti namuose, o kaip tik brazilai praeitais metais ir organizavo pasaulio čempionatą. Taigi Brazilija 4. Johnny Chutevort iš Anglijos, ji tose varžybose 3, tačiau nėra ta elegantiška sportininkė, graži sportininkė, kuri paprastai raumeninas tikrai gerai paruoštas, didelis, galbūt net sakykime, kad ir neturi aiškių trūkumų, tačiau būtent tai, kad kas liečia materiškumą, simetriją, tokia, jai kažko tai trūksta. Ir 2 sportininkės, kurios, na, sakykime, šiuo metu yra lyderės toje kategorijoje, jos pastoja viena su kita kovodamas, keičiasi vietom. Annie Marie Lazeri, Australija, ji tą kartą liko tik tai 2, nors jau ne kartą yra laimėjęs šią kategoriją. Labai elegantiška, graži sportininkė ir jos pasirodymas visada yra malonu žiūrėti. Šiaip, kaip atkreipti dėmesį, kad būtent ši sportininkė tikrai mažiau raumenino turi už sportininkės, kurios užėmė žemesnės vietas už ją, tačiau ji būtent materiškumo, elegancija ir, na, man asmeniškai tai patinka, kad figūros klasė neturėtų nueiti kultūrizmo kryptimi. Tai yra be galo didinamas raumuo, turi būti elegancija, kruopštumas, simetrija ir tikras amazoniškas grožis. Šį kartą čempionė tampa Marija Kuzmina iš Rusijos, ji tą daro vėlgi ne pirmą kartą, pastoviai kovodama su Australija, kurią mes prieš tai matėm. Palyginus plati pečių lanko juosta, labai gerai išvystyta nugara, tačiau judėjimas be abejo tikrai yra gražus, elegantiškas, tvarkingas. Na, tokia yra Miss Figūra kategorija. O kitoje laidoje mes parodysime jau vyrų sunkiausią arba aukščiausią vyrų kategoriją. Taigi, su jumis atsveikinu, tai buvo Saulius Misevičius, viso labo.
Vasario 25 dieną Kaune Kombo klube vyks kasmetinis instruktorių seminaras, kurį organizuoja Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacija. Seminaro metu vyks praktiniai užsiėmimai treniruoklių salėje. Juos ves sporto meistras, turintis 36 metų darbo patirtį su įvairaus amžiaus ir fizinės būklės žmonėmis, nusipelnęs Lietuvos treneris Saulius Meisevičius. Kad praktiniai užsiėmimai jums teiktų daugiau naudos, būtų kokybiškesni, prašome jūs dominančius klausimus atsiųsti elektroniniu paštu info@geležiniaižmonės.lt. Lietuvos kūno kultūros akademijos dėstytojai plės instruktorių žinias biomechanikos ir biochemijos srityse. Ta pačia diena vyks ir Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos ataskaitinis susirinkimas. Išsamią informaciją apie seminarą ir susirinkimą rasite Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos internetinėje svetainėje www.lkf.lt ir Facebooko puslapyje. Kovo 3 dieną startuos kasmetinis televizinis projektas Pasiruošk su mumis vasarai. Kur jisai startuos ir kokios bus dalyvavimo sąlygos kitoje laidoje, kurią rodysime tuo pačiu metu, tais pačiais kanalais. Iki pasimatymo!